Štai tokį vaizdą galite pamatyti skrisdami virš stalo, prie kurio valgo riebaus katino kompanija. Bet tam, kad visą tai jums parodyti, mūsų kompanijai pirmiausiai teko nuvykti į Cape Šiaurinis, įsikūrusi Senojoje Perkėloje. Iš daugybės tą vakarą ragautų gėrimų vienintelis nealkoholinis mojito sutiko nusifilmuoti šiame filmuke. Bet užtat užkandžiai ir pagrindiniai patiekalai be baimės filmavosi visi. Užkandžių buvo labai daug ir trumpam filmuke aptarti visus neįmanoma, tad išskirsiu tuos, kurie paliko didžiausią įspūdį. Vienareikšmiškai Vitello Tonato, minkštučiai, plonyčiai viršienos gabaliukai. Ir žinoma, tigrinės krevetės, chorizo dešra buvo toks dieviškas derinukas. Būnant Cape Šiaurinis galima stebėti, kaip pirmin atgal plaukioja keltas arba kaip gėrimus gamina barmenas. O geriausia reikia stebėti, kaip virtuvėje ruošiami jūsų patiekalai. Burgerį čia galima rinktis su kiaušiniu arba be. Mano kompanijoje valgiusiam patiko abi variacijos. Taip pat gero įvertinimo sulaukė ir takos su krevetėmis, kurias puikiai papildė gvakamolė ir mango salsa. O aš valgiau tą vakarą didžiausią patiekalą nugulusi ant mūsų stalo. Sultingas vilkešeris ir begalė skonių savyje nešančios prancūziškos bulvytės. Mano kompanijai Cape Šiaurinėje vakaras labai patiko. O gal jums irgi yra tekę čia lankytis? Nepatingėkit, parašykit komentaruose.